Tau reikia nuo kompiuterio išlysti. Tai aš prie tų kompiuterių mažiau sėdžiu negu tu da. Mažiau sėdi nei aš. Nu. Žinai, kiek aš prie kompiuterio praleidžiu? Nu, Maksimum kokį 20 minučių. pusė gyvenimų. Bet su jumis, ne, kad man pusė gyvenimo nėra, kad Nu čia jau reikia. su mumis tai jau ilgiau dabar. Supranti, Dar jeigu prieš tai kiek mačiau Skype'ai sėdėjai. Skype'as pas mane visą laiką jungtas. Na, aišku. Pas mane kompiuteris visada naudojamas, prie šeimos visi sėdi prie jo tarpais. Supranti, man, ką žinau, čia tyčiotis iš žmogaus, iš kiekvieno žodžio, čia turbūt labai žemo pagal mane. Nu, aš nežinau, tau dar reikia pagyventi, pamatyti viską, nes čia, Jėzau. Vėl nešneka jisai. Šneku. Nežinau, ką čia. Kalbėt su manim. Nu kiek tau 14, manau, ne? Nu. Ir turbūt mane valgo kažkas, ne? Tave valgau. Kas mane valgo? Aš sakiau, kad tą valgo asilę tu. Aš asilas. Nu. Nu davai, manau, tau irgi reikia pamokslą pravest, ką reikia daryti. O, davai. Pasiruošęs klausyt. Nu, man į akis pasakytum asilas. Nu. Pasakytum, ne? Nu. Nu, supranti, dabar lengva tau pasakyti asilas dabar, čia va. Kad tu galėtum pasakyti man į akis. Tu turbūt klausėjais, ką aš nekėjau, ne? Nu. Nu ir manau, tu irgi toks pat būtum vienas iš tų, kuris verktum, nes tau 14, aš manau. Jo, gerai. Nu va, supratai dabar. Tai žinosi, ką reiškia sakyti. Pasakau. Ant vyresnio žmogaus. Tu Man dabar... įdomu darosi, pasakau. Girdi, tu pasakytum tėtį savo asilas ar duhas? Pasakytum? Aš tėvą labiau gerbiu, nei tave. Tu tėvą gerbi dėl to, nes jis pasako žodį. Ir jis prie kompiuterio. Tau tėvas pasako žodį, dėl to tu ir gerbi. Tu vyresnį žmogų. O tu pažįsti bent kokį vyresnį žmogų? Ne, va. Nepažįsti? 18, 20 metų pažįsti žmogų? Pažįstam, bet netokius, kai tu, amarus, tokius kūrų. Ne, nu kad amaras, tu manęs nepažįsti. O tu mane pažįsti, kad gali mane amaru vadinti? Iš tavo bazaro, aš suprantu. Iš bazaro? Koks mano bazaras? Aš neku normaliai kaip žmogus, aš nešneku asilo. Kunigo kūrė bazaras. Aš duho kalbą nešneku. Aš kunigo kalbą irgi nešneku. Čia yra normalaus žmogaus kalbėsena. Ai, nu. Normalaus žmogaus. Aš manau, esi nenormalus žmogus, jeigu tokio amžiaus jau keikis. Aišku. Tokie žmonės kaip tu 14 metų turi būti padoros, bet žiūriu, nėra tokių. Jo. Lietuvoje nei vieno tu nerasi padoraus žmogaus tokio amžiaus. Tik tu buvai toks skyręs, ne? Supranti? Ne, aš nebuvau įsiskyręs, aš visoks buvau. Tiesiog supratau, kad jeigu taip elgsies, nieko gero neišeis. Nes tu dabar snarglys, turbūt rūkai irgi garantuoju, 100%, kad prie draugų kietesnis būtum. Jo. Ir keikės prie to pačio, kad prie draugų geresnis būtum. Jo. Jeigu aš dabar keikčiaus prie jūsų, galvotumėt, kad aš kietas čia pizdavim suvarčiau, man nereikia keiktis, aš ir taip jūs vartau. Nes aš žinau, kad aš atvažiuočiau tą jūsų Marijampolę, gražų miestą. Kad tu eitum prie manęs, tu atsiprašinėtum ir verktum, aš garantuoju 100%, nes buvo jau iki kaklo tokių, patikėk tu manim. Tu dabar sakysi, aš neverkčiau, nes aš tik prie tėvo verkiu, nes aš jį gerbiu, ne? Teisingai? Nu va. Pasakau. Nu va, tu prisipažinai, nu teisingai, šaunuoju. Bet prie tavęs neverkčiau. Nu pažiūrėtumėm, kaip tu neverktum prie manęs. Aš vis kunigų bijau. Bijai? Nu tai va, tai reiškia verktum. Tai nebijant tų kunigų. Jo, tai jo, aš kunigas Šiauliuose, Šiauliuose didžiausias kunigas esu. Nu. Tu maladėts. Supranti, žinai, nuo kiek metų į kunigus priima? Tėvai. Žinai, nuo kiek metų į kunigus priima? Nu. Nuo 25, o man žinai kiek? Nu. Tai aš negaliu būti kunigu. Tik kandidatuoji jau, pabiškai. Kandidatas irgi tik nuo 24. Ai, nu. Tavo gyvenimo tikslas kunigu. Ne, mano gyvenimo tikslas ne kunigu tapt. Mano gyvenimo tikslas dirbti, juodai dirbti ir užsidirbti savo gyvenimui. Mechaniku dirbsi? Aš nesakiau, kodėl mechaniku turiu dirbti aš. Aš manau,
Tavo tėvas mechaniku dirba, jeigu tau labai patinka šitas darbas. Ar santechniku? Ne. Nu tai kom? Tai kodėl tu čia dabar mane vadini, kad aš mechaniku dirbsiu? Tau reikia pirmą pagalvoti, ką šneki. Pasakok, man įdomu. Nu tai gerai, kad tu šneki, matai. Aš jeigu agresyviai su tavim bendraučiau, tu irgi taip pat... Ar girdi, Robi? Nu, girdžiu. O kam tu viskam jo tėvų nurašai? Nu. Aš nenurašau ant tėvų, jis tiesiog sako, kad... Kam tu sakai, kad tėvai tavo mažu dirba santechniku? Viską iškart ant tėvų. Ne ant tėvų, supranti, jeigu sako, kad aš esu santechnikas, o jisai tėvą labai gerbė. Čia yra didelė psichologija, nes jeigu jis tėvą labai gerbė, tai jis pasakys tėvo profesiją. Psicologas, einama. Jeigu jisai pasakys savo tėvo profesiją, aš dėl to taip ir pasakiau. Supranti, nes tėvas, jeigu dirba kokio meistro, aš nesakau, kad santechnikas yra bloga specialybė. Labai daug uždirba. Tiesiog. Nu, kiek uždirba, man įdomu. Santechnikas 3000. Tai žiūrint, kur dirba, ne visą tai apgauni. Nu tai va, supranti, aš nieko nesakau, ir statybininkas geras darbas. Kodėl blogas? Gauni pinigus už tai. Tai kiekvienas darbas geras, kurį moki dirbti. Nu tai va, aš tau nieko nesakau, kodėl, aš neprikaišiu tėvų. Aš tiesiog sakau, kad galbūt tu dėl to tai pasakei, nes tavo tėvas galbūt dirba. Aš tau nieko nesakau, aš čia blogo, ką nors sakau. Aš nesuprantu, ką iš čia norėjot. Supranti, žmogų lengva labai nugluminti, jeigu tu keikės kažką darai. Aš tavęsgi neterrorizuoju, aš tau nieko nesakau. Tu mane asilu vadini, aš tave vadinau asilu. Aš tau pasakiau, kad tu dar kažko. Negalima taip elgtis, supranti. Jumis reikia auklėti dar. Aš nežinau, su vyresniais žmonėm taip elgtis, aš nežinau, pas mane tai buvo neprimtina. Aš jeigu pasakydavau duchas kokiam vyresniam žmogui, tai žinok, tu patikėk manim. Negalima taip elgtis. Sudaužydavo? Ne, nesudaužydavo, nes mano draugai buvo vyresni ir tie, normalesni, tiesiog pasakydavo, kad negalim taip elgtis. Ir šiaip... Bet tai tu sakai, tau buvo pizdėts, tai supratau, kad sudaužydavo. Pizdėts būdavo, moralas. Pas mane tokių dalykų kaip sudaužymų nebūdavo, bet būdavo ką ir muždavo. Tiesiog sakau jums, jūs geriau bendraukit su žmonėm normaliai, o ne duchais vadinkit vyresnius žmonės, kurių nepažįstat. Jau geriau nevadinkit tokiais žodžiais, nes labai juokingai atrodo. Pas jumis jaučiu nebuvo tokios stipriosios lyties, kuri pamokytų jūs. Nebuvo? Pas jumis gerą klaviatūrą žiūriu, kad taip daug rašot. Nu. Jo. Kūdukai. Žinai, ne visi kalba. Kas ne visi kalba? Nu tai aišku, tai Aivaras, tai nekalbė jam, tau patinka tylėti. Aš kalbu apie Skirmantą eksplozyvę. Tai eksplozyvė, tai kietas seseris, nes tu... Žinau. Ai, tai jūs čia ceserį visi? Neatsimenu, kada cesą aš tau laušęs. Ne, kad cesas, aš tai nieko nesakau, cesas yra geras žaidimas. Čia visą gyvenimą jis bus geras žaidimas. Geresnių net nei. Nu ir papasakojit, kaip susipykot. Kuo? Kaip susipykot? Kas susipyko? Su Explosive, čia tuo Skirmantu. Kas buvo, kai jūs susipykot, kad čia reikėjo pagalbos kažkam? Kas susipyko? Nesupratau. Ne, čia iš tikrųjų, pasikvietėm paprikolinti, žinai, va, įskypė tai. Kaip sakei? Iš Europų. Tas pylė jau pastatė vai grįžų. Žiauru čia kūrų. Nu tiesiog aš čia pamokslų nenorėjau jums sakyti, tiesiog pasakiau, Man kad čia buvo panašu į šią, sakau. Labai ne, kad pagarba turi būti prieš vis. O jums patiktų, pavyzdžiui, kai skambintų jaunesnis žmogus ir sakytų jums tu asilas, tu duchas. Patiktų, jūs tai sakytumėte tą patį. Aš garantuoju. Sakytumėte, aš atvažiuosiu pas jumis. Sakytumėte, aš šiandien tą padarysiu. Tipo, taip nebūtų.
Nu, nemanau. Kas yra Bet būtų normalus. Tai panašiai. tikrai nesako, taip, kad atvažiuosiu ir padarysiu tiek. Tikrai nebūna, kad atvažiuosi. Aš tai nesakiau, kad atvažiuosiu. Sakė. Sakei, Lukai, kad atvažiuosi tu jiem. Ne. Tai ką tu čia kurva svaigsti, Olochas kurva. Nesinervuok tu. Tai aš nesinervuoju, tai kad nusišneka. Supranti, visi už tiesą pyksta. Nu, aš tikrai nepykstu, bet tai nahu čia man visą prautą, jeigu aš taip nedariau. Nu, tu sakei, kad tavo brolis atvažiuos, tipo. Aš klausiau, ar broliu, ar taip sakė, bet sakė, nesakė. Sakė, tu sakei. Nu, tai dabar aš galiu pasakyti irgi, bet ką jie, ar tu tikėsi? Nu, tai va. Dabar man nėra skirtumo, nu ką aš žinau. Man šiaip iš viso nėra skirtumo, kas ką, kur atvažiuos. Supranti, tie, kas gėrės, kad ten atvažiuočiau, aš tave suspardyčiau, tie niekad to nepadarys. Gyvenime. Nebent bus iš to pačio miesto, tada tikiu. Nes dabar aš galėjau tau laisvai pasakyti ir rytoj tau niekas nebūtų atvažiavęs. Aš nepasakiau dėl to, nes, nu, aš neturiu kuro. Tam, kad važinėčiau pirmyn atgal. Teisingai, kas gąsdina, tas bijo. Labai teisingai pasakė. Tai gerai. Datas ten ardu. Jis iš kurtukų atsiranda. Kokių? Nu, tu, va, toks eksplosivė. Šneka pievas, paskui nardu. Nu, nežinau, gali būt, kas čia kanardė, man tiesiog pasikvietė mane ir aš šiaip nei už vieną, nei už kitą, tiesiog aš manau reiktų jums subendrauti ir taiką palaikyti, nes paskui galbūt reikės kažko iš vieno kito žmogaus kažkokios pagalbos. Aš nesakau, kad iš jo, žinai. Turi su kiekvienu žmogum sutarti. Jeigu jis nepatinka, tiesiog nekalbėk tu su juo ir panašiai, viskas. Nes paskui atsilieps. Nu, gali būt. Palikau Lukas Nesbuką. Eksplosivė netylėgių, biškį pašnekėk mums, parodyk, kad gyvas da. Eini tu prie to kampo atsibūdami čia. Taik, eini. Ką jūs čia žaidžiat? Ką? Ką jūs čia žaidžiat per to kompo? Sėsa, ką? Ir ką daugiau? Nu, važiuoji mašinas, kažkas ten... Ai, tai tie brulis karboną lūšio ant PlayStation'ų. Žiūrėk, ką jis tame. Lik neturiu. O kalbėjo? Jo. Tas eksplosivė. Pirmą ištekėjau, dabar rašau, mig neturiu.